Patalpų apdailos medžiagą galime įsigyti įvairiausių rūšių, tačiau jos tvirtinimui prie sienų ir lubų naudojami tik tapetų klijai, kurie taip pat yra įvairūs ir pritaikyti kiekvienam tapetų tipui atskirai. Vincent Polyline siūlo universalius tapetų klijus Extra, kurie skirti bet kokio tipo popierinių ir lengvų tapetų klijavimui. Vinilinių tapetų klijai skirti viniliniams plaunamiems drožlių porėtiems tapetams ir polistirolo plokštėms. Flizelino tapetų klijai skirti flizelino, tai yra neaustinės medžiagos tapetų klijavimui. Lengvai sumaišomi sluoksninio tipo produktai, kuriuose visuose yra chemiškai įtrauktų priešpelėsinių priedų. Šie klijai labai gerai slysta, puikiai sukimba. Jos taip pat skirtos tinkuotų sienų pradiniam padengimui prieš klijuojant tapetus. Visi tapetų klijai yra sausi, gelsvai balti dribsniai su specifiniu kvapu. O sumaišius dribsnius su švariu vandeniu, klijų mišinys paruoštas po 3 minučių. Flizelino tapetų klijai paruošiami per 6 minutes. Klijuojamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Senas tapetas reikia visiškai pašalinti nuo klijuojamų paviršių. Lygias ir lakuotas dangas apdorokite švitriniu popieriumi. Paviršiaus dalis, kuri veikiama pelėsio, reikia nuplauti dezinfekuojančiu skysčiu nuo grybelių. Paviršių gruntavimui naudokite tam paruoštus tapetų klijus. Tapetų klijai. Vinilo ir tapetų klijai Extra. Prieš klijuodami tapetus leiskite, kad klijais padengtas gruntuotas paviršius visiškai išdžiūtų. Supilkite turinį į vandenį ir greitai maišykite. Maišykite tol, kol masė visiškai susimaišys. Palikite juos 3 minutėms flizelino klijus, 6 minutėms, tada dar kartą gerai išmaišykite. Klijai paruošti naudojimui. Klijuodami tapetus laikykitės tapetų gamintojo instrukcijų. Tapetų klijus tepkite dažymo volelių arba didelių teptukų tiesiai ant klijuojamo paviršiaus. Popieriniai tapetai turi būti gerai prisotinti. Klijus tepkite tapetų juostos pločiu arba šiek tiek plačiau. Saugokitės, kad klijai nepatektų ant tapetų priekinės pusės. Jei taip nutiktų, klijų dėmę nuvalykite drėgna kempine. Dažomus tapetus dažykite ne anksčiau kaip po 24 valandų. Nuplaukite instrumentą vandeniu. Vidutinis vienos pakuotės suvartojimas. Įprastiems tapetams 7 litrai vandens suteiks 40 iki 50 kvadratinių metrų klijų, tai atitinka 8 iki 10 tapetų ritinėlių. Dėl šilko tapetų 6 litrai vandens suteikia klijų 40 kvadratinių metrų, tai atitinka 8 tapetų ritinėlius. Laikyti sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje, ugniai atsparioje patalpoje, sandariai uždarytose originaliose pakuotėse. Vinilinių ir flizelino tapetų mišinio galiojimo laikas yra neribotas. Medžiagą reikia saugoti nuo vaikų, dirbant su vinilo Extra ir flizelino tapetų klijais naudoti guminės arba polivinilchlorido apsauginės priemonės, dėvėti respiratorių kvėpavimo takų apsaugai. Taip pat rekomenduojame naudoti apsauginius akinius su šonine apsauga. Sėkmės jums darbuose!